Labas, labuliukas, sveikinuosi iš savo naujojo vlogo. Pirmiausia, tai noriu Jums labai padėkoti už Jūsų meilę mano praeitame vloge. Ačiū, kad vis dar žiūrite, kad subscribinat, kad palaikinat ir žinoma, kad komentuojate po mano filmukais. Labai visus Jūs myliu, bučiuoju ir taipogi noriu prisistatyti tiems, kurie yra atėję šviežiai į mano kanalą, kurie manęs vis dar nepažįsta. Tai tiesiog taip paprastai esu Rugilė Tomas, man beveik 35 metai. Šiuo metu gyvenu Olandijoje, eina 3 metai. Savo filmukuose, paprastose video vloguose rodau tiesiog paprasto žmogaus gyvenimą, emigranto gyvenimą. Tad sveiki užsukę, tikiuosi pasiliksite ilgiau. Nepamirškit pasilabinti komentaruose po video, nes tikrai mano bendruomenė čia susirinkusi yra labai pozityvus, labai šilti, malonų žmonės. Dar kartą Jums labai ačiū nuoširdžiai. Tikiuosi, kad randate būtent tai, ko ieškote. Nes man pačiai asmeniškai, kai aš žiūriu kitų žmonių vlogus, tai man kažkaip gera. Nežinau, mane tai ramina, man patinka pasižiūrėti, kokį skirtingą gyvenimą mes visi gyvenam. Valgau kažką, įsijungiu, kokį vlogelį, kokios merginos iš Lietuvos, ar iš Anglijos, ar dar iš kažkur. Arba ypatingai, kai gaminu maistą, visuomet fone būnu įsijungusi kažką per YouTube. Tai tas pats, tarsi žiūrėti kokį nors serialą. Na, bent jau man asmeniškai. Nežinau kaip Jums, bet man tikrai. Ir tarkim, kai labai patinka jau kurios nors merginos vlogai, tai jų laukia, galvoji, kada bus įkeltas. Dėl to tikrai atleiskite, kartais pradingstu. Toks jau tas gyvenimas, ta rutina tokia būna ir darbas būna žmogus pavargęs esi, ar šiaip turi kokių nors sveikatos sutrikimų, ar tiesiog nėra jėgų ar noro, būna atsikeli nėra nuotaikos, arba susiplanuoji ir atrodo, ta diena bus produktyvi ir tiek visko nori nuveikti ir nufilmuoti ir padaryti, o tiesiog dienos eigoje kažkur ta energija dingsta ir tas nusiteikimas dingsta ir nieko nebedarai, nieko nebenori. Tiesiog tai būna, esame žmonės, taip nutinka. Man labai patinka, kai atsiranda naujų merginų, kurios pradeda kurti kažkokį turinį YouTube'e, nes aš visada sakau, jog šiaip lietuviško turinio, va tokio paprastų žmonių, ne kažkokių ten didelių influencerių ar Lietuvos žvaigždžių, tai tų paprastų žmonių, tokio paprasto gyvenimiško turinio lietuvių kalba tikrai YouTube'e yra labai nedaug, sakyčiau. Tai kai atsiranda kažkas naujo ir jeigu algoritmas duok dievė išmeta jį ir gali pamatyti, tai būna labai faina. Kartais prilimpa, kartais neprilimpa turinys. Tai panos, tos, kurios kurį laiką jau galbūt galvoja, gal metus, gal mėnesį, gal porą dienų, gal savaitę, kurios galvoja, kaip norėčiau, gal reiktų pabandyti, kažką, kokį filmuką nufilmuoti, sukurti, sukarpyti ir dėti į YouTube'ą, darykit. Nebijokit, darykit, labai faina, mes laukiam, norim pasižiūrėti, mum visom ir visiems įdomu. Pavyzdžiui, nesenai atradau Mildą. Jinai pradėjo kurti filmukus visai neseniai, tačiau jie tokie užkabinantis. Jinai turi labai ramų, tokį fainą, gilų balsą, kuris mane labai ramina. Ir manau, kad jos filmukai labai estetiški ir gražūs. Jinai turi lėliuką nedidelį ir tiesiog rodo va tą tokį pat šeimyninį, gražų, darnų gyvenimą. Ir manau, sulauksim dar daug visokio gražaus ir įdomaus turinio. Tai kas norit pasižiūrėti arba dar net nepamatėt, galbūt algoritmas jums neišmetė, nes žmogus naujas, tai prašom užeikit pasižiūrėti. Kažkur čia va palieku, kaip vadinasi jos YouTube kanalas, pasižiūrėkit, galbūt patiks. O tau, Milda, didžiausios sėkmės, esi šaunuolė, pasiryžai, sakai, kad norėjai kurti ir pradėjai, tai labai labai sveikinu, sveika atvykusi į mūsų YouTube mergaičių bendruomenę. O dabar grįžtame prie buiteko. Šiandien noriu šiek tiek apsitvarkyti. Nereikia man nieko labai daug čia tokio giluminio valymo ar kažko, nes praeitą savaitgalį tvarkiausi. Tai noriu tiesiog va taip truputėlį apsivalyti dulkes, nes jos, kaip ir žinote, šitame bute kaupėsi tiesiog valandom. Noriu šiek tiek padekoruoti namus rudeniškai, kad būtų jaukiau. Jau aš žiūriu, kad va šitas kampas, jisai toks jau kaip ir dabar, taip ganėtinai rudeniškai atrodo, tos spalvos tokios, atrodo, net nesistengiu, bet taip gavosi.
Tai tiesiog noriu pamėtyti kažkur moligėlius namuose ant stalų ir panašiai. Ir turiu tokių lempučių nedidelių, tai galvoju reikės. Tai einu, šiek tiek apsivalysiu ir tuomet atsinešiu savo dėžę iš viršaus su rudens dekoracijomis iš praeitų metų ir pridėsiu tai, ką pirkau šiais metais ir kažką kažkur sudėliosiu.
pabaigiau tvarkytis, pabaigiau dekoruoti. Sukėliau dulkes visuose namuose. Čia taip normaliai sofą prapurčius. Bet nieko, pradariau langus, tai per ateinančias kelias valandas turėtų tas oras šiek tiek prasivalyti. Manau, kad šiais metais man visai pavyko pasipuošti namučius. Jaučiu tą jaukumą, jaučiu tą tokį rudenišką vaibelį. Atrodo viskas labai paprastai, kukliai, bet jaukiai. Man čia buvo svarbiausia, kad norėtųsi leisti tos rudenio vakarus namuose. Jaukiai, prie arbatos ar kavos puodelio, prie gero filmo, prie skanių sneksų. Tiek ir tesinorėjo. Šiek tiek trūkumas yra lempučių, tai manau per ateinančias dienas bandysiu dar kažkaip aš gauti tų girliandų tokios švelnios gelsvos spalvos, nes jos tikrai suteikia tokį jaukumą ir aš jų norėčiau šiek tiek daugiau, gal šiek tiek ant palangių ar ant spintos. Ir taip pat pasižiūrėsiu, jeigu dar bus tų šakų su lapais. Nes aš jau priglėbiau tik 2. Ir jos čia labai gražiai žiūrisi ir manau tikrai dar įkomponuočiau aš jų kažkur. Tai jeigu bus ir man pasiseks, tai per ateinančias dienas dar nusipirksiu keletą. Tai va, esu patenkinta, laiminga ir manau einu kepti cinamoninių bandelių. Aš po darbų greitai nusimaudžiau, šiaip jaučiuosi pavargusi ganėtinai, dar lyt pradėjau kaip tyčia, skėčio neturiu, bet nešu plasmasinius butelius nuo vandens, nuo sulčių ir panašiai ir noriu šiandien save pasilepinti geru steikiuku. Tai nusipirksiu geros mėsos, gerų šviežių daržovių ir pasilepinsiu, galbūt raudono kokio vyno pasimsiu, nežinau. Ir šiandieną labai skaniai pavalgysiu prie kokio gero filmo.
gavau visko, ko reikėjo, gavau geros mėsos, bus tikriausias skanus jautienos kepsnys, prieskoniai, šparagai, smidrai, man atrodo, dar taip jos vadina. Kaip ir viskas, citrinos šiek tiek, pasigaminsiu skaniai pavalgyti, įsijungsiu gerą filmą ir ilsėsiuos, nes šiandien tikrai jaučiuosi kažkaip tokia pavargusi. Tai iš tikrųjų geras stovėti po lietum, taip senai to lietaus čia buvo. Nėra dar labai šalta, tai kažkaip visai fainiai. Yra dvi pagrindinės parduotuvės, kuriuose apsiprekinu maistą. Nu ir plus dar Lidliukas. Bet tos dvi pagrindinės, tarkim, prilyginkim Norfai ir Maximai. Tai dažniausiai einu aš į Albert Heijns parduotuvę ir kartais einu į Jumbo. Tai šiandien nuėjau į Jumbo. Toje parduotuvėje nesilankiau jau gal savaitę. Ir per savaitę laiko jie tiek viską ten pakeitė, atrenovavo, net neįsivaizduoju, kaip jie spėjo taip greitai, kad neždama tos plasmasinius butelius, dažniausiai įsidėdavau į krepšelį ir eini iki pat galo parduotuvės ir tenai priduodi tą plasmasę. Ir šiandien einu ir moterytė tokia priėjo prie manęs, pradėjo olandiškai šnekėti. Aš atsiprašiau, kad dar nesuprantu labai daug, tai tada pradėjom angliškai šnekėti ir jinai sako, turbūt esi susiplanavus, kad eisi iki pat galo parduotuvės, priduosi butelis, tada apsiprekinsi. Sakau, taip, visada taip darau. Jinai sako, aš irgi taip darau, bet dėja, apsisuk, pasižiūrėk tenai prie patį įėjimo, dabar reikia tos butelis priduoti. Sakau, labai ačiū. Sako, jinai, nu vat, man irgi taip buvo, tai galvoju ir tau pasakysiu, nes mačiau, kad turi visą maišą. Tai labai smagu. Olandai draugiški žmonės, nori pagelbėti, nori pabendrauti, visi puikiai šneka angliškai, tai bėdų kaip ir jokių nėra. Tai mintis buvo tame, kad olandai labai draugiški žmonės, visada nori pagelbėti, nori pasiplėpėti ir labai faina, kad mus emigrantus taip priema. Galbūt ne visus, negaliu taip sakyti, taip teikti. Kartais pagalvoju, jog jie galvoja, jog aš olandė, nes labai dažnai kas nors iš olandų prieina ir pradeda iškart šnekėti olandiškai. O gal tiesiog mato, kad esu emigrantė ir galvoja, kad puikiai kalbu olandiškai. Na, manau, ilgai neužtruksiu, kol išmoksiu. Gerai, šiek tiek sulyta, bet laiminga, patenkinta. Noriu parodyti, ką nusipirkau iš maisto. Žinau, buvau Jumbo parduotuvėje. Ir čia yra Albert Heijns, tos kitos parduotuvės maišelis. Nežinau, kodėl man visą laiką taip gaunasi, kai einu į Albert Heijns parduotuvę, visą nešuosi Jumbo maišelį, o kai einu į Jumbo, nešuosi Albert Heijns. Tai nežinau, gal kada nors mane išmes iš tos parduotuvės už tokį humorą. Nieko nepadarysiu. Nežinau, dėl ko tai gaunasi, bet tiesiog natūraliai. Gerai, parodysiu, ką nusipirkau. Iš tikrųjų, balakutinėjau, vaikštinėjau, aš po tą parduotuvę visko ieškojau. Nes viskas taip perdaryta, kad nieko neįmanoma rasti. Anksčiau galėdavau pasakyti, būdama namuose, kur nueiti, kad pasimti ten pieno ar batono ar kokių bandelių, ar kokio nors ten ypatingo organinio šokolado ar kažko. Galėjau tiesiog pasakyti, kur yra padėta. O dabar viskas perstatyta, visi daiktai skirtingose vietose, tai dar reikėjo apvaikščioti, apžiūrėti, kur viskas yra, iki kol įprasiu. Filmavau su švieselė telefonu, tai pastebėjau, jog mano akis atrodo kaip demono. Nenoriu būti kaip demonas ir atrodyti kaip demonas, nors galbūt šis mėnesis spalis visai tinkamas tam. Spooky time. Bet, nu žodžiu, išjungiau, gal kokybė prastesnė, bet gal geriau, kai akis neraudonas, nežinau. Lai būna. Gerai, noriu parodyti, ką nusipirkau, tai pirmoje vietoje, dėl ko ėjau į parduotuvę, tai yra geras mėsos gabaliukas. Čia yra 215 gramų geros jautienos. Labai pasistengsiu skaniai iškepti. Meilė jautienos nemėgsta, tai jam kepsiu vištieną. Toliau. Atsiprašau, teisingai kažką pagalvojau, ką pagalvojau, neatsimenu. Porą česnakų, vienas obuolys, neatsispyriau, nes labai skaniai rudeniškai atrodė. Manyčiau, čia švieži obuoliai yra, nes tokie dideli. Porą citrinų, sviesto. Labai mėgstu šiaip kepti ant sviesto, labiau negu ant aliejaus. Vienas avokadas, Starbucks kavytės, tarp kitko dabar visai norėčiau.
Skaniausia šiaip karamel macchiato ir šita vanilinė macchiato. Labai skani. Gerai, toliau agurkas. Paėmiau riešutų, nes labai norėjau, tai lazdyno riešutų ir miksiuką. Tai čia bus ir migdolai, matau, ir lazdyno riešutai, ir žemės riešutai, ir graikiški riešutai. Toks va miksas riešutų. Manau, bus labai faina susiberti į tą moliūgėlį, į tą keraminį tokį indelį. Tuomet agurkėlių, tokių saldžiarūgščių. Dažniausiai perku tokiais slaisais supjaustytą, bet šiandien norėjau tokių didesnių, pilnų agurkėlių. Ir tada radau kažkokią įdomią kaip užtepėlę ir man pasirodė tokia visai skani, gal, nežinau. Marketingas puikiai veikia, tai atrodo štai taip, nesu ragavusi. Turbūt bus kažkas panašaus į Filadelfiją sūrį, aš taip spėju. Su svogūno laiškais ir su česnaku. Smidrai, kai kurie vadina smidrais, kai kurie šparagais. Čia netgi olandiškai parašyta šparagai. Turbūt kaip vadinsi, tai nepagadinsi, bet tikrai labai skanios daržovės. Ir bus puikiai prie kepsnio. Graikiško jogurto, 10% riebumo. Maža grietinės. Ėmiau 2 kivius auksinius, bet grietinės pakelis juos abu sudorojo. Aš sakau, kas čia šlapia? Galvoju, gal dėl lietaus šlapia viduj, nežinau. Nu, nieko tokio. Tuomet kokosų vandens. Čia mano mėgstamiausias, bent jau Olandijoje rastas. Kefyras. Kartais mėgstu aš atsigerti kefyro. Ir aš jį nesenai radau. Ir jis labai panašus yra į lietuvišką. Aš jau netgi su juo vasarą gaminau šaltibarščius, nes skonis praktiškai identiškas. Tai visai neblogai. Ir paskutinis dalykas iš maisto tai yra čiobreliai. Kad būtų kvapnu ir kad kepsnys būtų skanesnis. Ir tuomet paskutinis apskritai dalykas, tai pasiėmiau tokio raudono vyno. Išsirinkau merlo. Australiškas, man atrodo. Jo, australiškas merlo. Ir bus labai skanu išgerti taurę vyno prie skanaus kepsnio. Tai tiek. Pirkinių šiandien tiek. Dabar einu persirengsiu. Labai užkaito skruostai man. Tiesiog dega. Žygiuoju į virtuvę.